Labas rytas, žvarbus rytas, su keliais laipsniais šilumos rytas. Brimbedis klubas šį kartą vėl Šiaurės Lietuvoje, Palatvy. Vėl su pinigais rankose, Ramūno valdose. Važiavom, turim gerą pusdienį. Pabandysim pagauti rudeninę lydeką, bent jau taip Ramūnas sakė. Paties, kaip sakant, šių valdų šeimininko galim paklausti, ko galim tikėtis Ramūnas šiandien. Pažvėjot kiekvieną. Ar lydeka ar ešerys? Visko gali būti valdai, viską. Jeigu žvėjuosi viską, gali pagauti. Viską galime pagauti. Žodžiu, mūsų arsenale pas Ramūną turbūt darbinės bus gumos, pas mus yra woblerių didesnių, mažesnių, dėl viso pikto turim ir mikrodžigą. Viltis pagauti bent vieną kitą lydeką, o galbūt ir vienas kitas ešerys pasitaikės, nors Ramūnas sakė, kad... Ja, bet ešeriams gali būti šiek tiek ankstoka, reikėtų dar šiek tiek vėsesnio vandens. Esam prie Sablauskių tvenkinio, tai yra užtvenkta Dabikinės upė. Čia prabėgo mūsų visų trijų vaikystė, Ramūno, mano ir operatoriaus Aivaro, kur šiuo metu filmuoja. Daug dienų ir praleista ant valties, begaudant tiek taikę, tiek baltą žuvį, tiek plėšrūnus. Leisdavom skritulius, vilkiaudavom su pinigais, gaudydavome žiemą iš po ledo ešeriukus, kojytes ir tas paties lydekas. Pavasarį linus, na ir kažkada keletą vasarų dar buvom įsimandrinę gaudyti karšius plūdinėmis, ten kur teka senoji vaga. Tvenkinys nemažas, bet ir nėra super didelis. Gana žuvingas, nežinau prieš kiek čia metų buvo įleisti starkiai, bet jų populiacija turbūt ar išaugo. Nežinau, ar jie daugina, bet išauga tai tikrai, pagauna nemažų čia iš tikrųjų. Kas įdomiausia, pagauna tenais pačioje užuštas. Jau ten nusileidžiusi. Žodžiu, tikimės, kad pusdienis bus įdomus ir turėsim jums kažką parodyti. Laukiam rezultatų tada. Bet žiemą iš po ledo ar mūsų vaikystės laikais būdavo ešerių? Tai būdavo, bet dabar, ką žinau, ieškoti, be to čia dabar su mūsų tokiais ledais pavojinga lipt ant Sablauskių. Nes tu ateini ir matai, kad yra neužšalusių vietų, arba tam kaltikatai užšalusios, eisi neaišku, kaip pasibaigs. Kada būdavo žiemas normalios, tai aš suprantu. Čia kažkurią žiemą buvom skritulių pristatę ir buvom gerai lydekų pagavę. Reikia pasakyta, kad buvo pristatę gerokai daugiau negu gavę. Ten mūsų gimtieji namai kažkur už tų miškų, už to eglyno. Kai mes žiūrėjom, tas eglutės buvo labai mažos, iki kelio dabar. Vidus įrodymas, kad bėga laikas, o mes jau į pensiją po truputį. Ten įlankai, man atrodo, su valtele kažkas. Jo. Fone tenais vėjo jėgainės, anksčiau irgi nebuvo, kai mes čia paaugliai lakstėm. Čia senas tiltas. Jis rodo, kur senoji upės vaga buvusi, ir kaip sakyti dabar po užtvankos darimo, taip ir atrodo. Iškirkliukus paimti rankas. Gerai.
Nu ką, baigiam savo 5 valandų sesiją. Ačiū bičiuliams už kompaniją, ačiū Ramūnui. Ačiū Aivarui. Šios dienos žvaigždė mūsų Aivaras. Vienintelė žuvis, vienintelė, bet gana solidi žuvis. Aivaras trumpai pats papasakos, kaip ir ant ko pagavo. O ką, laikas prabėgo turiningai, smagiai. Tai kaip tai Aivarui ta lydeka, kaip pavyko tau ją pagauti, nes mudu su Ramūnu. Aš turėjau vieną mažą kibimą ant mikrodžiko, irgi panašu lydekaitė, dar galbūt ešeriukų vienas kitas. Ramūnas turėjo prie paviršinį kibimą tenai. Nu, Aivaras pagavo lydeką, kuris svėrė 2 kilogramus. su virš daugiau. 2 keturis, tai visai solidus laimikis, apsidžiaugiau pagavęs. Pagavai ant. Ant lietuviškos kips vartiklės. Kova buvo trumpa ir smagi. Jo. Mečiau, pagavau, netikėtai. Tai mums ypač malonu, kadangi čia yra mūsų gimtasis kraštas, mūsų gimtasis vandens telkinys ir visada smagu sugrįžti į savo tėviškę. Tai toks trumpas reportažėlis iš Šiaurės Lietuvos, šįkart su Spiningų rankose ir šįkart su Aivaru, vieninteliu mūsų šios dienos laimikiu. Tai iki kitų kartų, tikėsime jau su fideriais rankose. Iki.